Niekas nepasikeitė. Vakar ką padariau, tai šiandien ir liko. Sveiki. Vėl nenoriu palikti šito projekto, reikia greitai debaigti šitą projektėlį, sudažyti, su dar kažką padaryti, nes kai vis atidėlioja, tai taip ir lieka. Tai šiandienos planas yra padaryti dar vieną va štai tokią. Įdėti va šičia. Aišku, prieš tai dar susukti va šitas dviejas lenteles su balkeliu. Ir gal dar net va šitą paimti truputėlį pripjauti. Va. Nes matosi, tai va šitą truputėlį pripjauti. Ir va šitą kokią milimetrą pripjauti, kad būtų tarpukas. Tai va. Na, va dabar plėtimosi, kaip sakau, tarpeliai daug maž. Ak šitą per daug nuzulinu. Bet čia ir duobė gal netiesiai padaryta truputėlį. Eina, krypsta į vieną pusę. Na, bet žodžiu. Dabar tikslas yra va taip susukti šitas medines lentas. Kažkaip, kai jos susuktos, va taip gauna didesnį tvirtumą. Gal dar galvoju, pažiūrėsiu, ar čia links ar nelinks. Jeigu links, tai va čia dar tokį Z raidukę padaryti. Tai va beliko šitą susukti. Duobėje sausa. Tai labai faina. Net kažkaip įsidėjau praeitą video, pasižiūrėt, kaip jisai, ne praeitą, bet prieš 2 metus darytą video, kaip atrodo mano duobelė. Pradžia tai buvo sunkiau, o dabar tai va, ką tu, dabar tik tai įsigražinimai ir visokie tokie niuansai. Dėl ko čia kai įšyla, šita temperatūra būna, čia atšąla. Kondensatas vyksta ir kas va darosi, va pelėsis darosi ant medžio. Nes čia medį palikau, tai pelėsiukas darosi, nes nekvėpuoja. Dabar va per šitas angas, va, matot, duobė jau kvėpuos. Aišku, ir šiukšlės kris, bet čia nieko nepadarysi kitaip. Tai va, tai bus čia ventiliacija aktyvi. Čia va toks ruožas ventiliuojamas, tada va čia ruožas ventiliuojamas ir va čia jau bus padarytas toksai dar didesnis plotas, tai jeigu iš storesnio metalo, kad galėčiau per centrą automobilį pasikelti arba šiaip kažką pasidėti. Tai va, tai tokiu pribumbasiuku aš biškį prigalvoju, nes pagrindė šita duobė bus naudojama mano automobilių keitimo tepalam pasikeisti. Tai va, tai pagal tai aš dabar ir dėstausi visą šitą. Tai dabar ką? Kaip ir tą sukau, taip ir šitą suksiu. Ant šito va tašelio pilsiu kleiberit klijų. Va, kleiberit tipo klijai. Jie sukietėja nuo oro esančios drėgmės poliuretanino pagrindu. Aš šitus klijus jau buvau atradęs, kaip modeliuotoju buvau. Lėktuvėlius gaminam, tai man jie labai super patiko ir buvau primiršęs. Bet va dabar vėl prisiminiau apie juos. Medį kai suklijuoja, tai 100%. Šitą lentų susisukimo dalyką tai reikėjo man pasidaryti lygiai prieš 2 metus. Tada lentos būtų buvę neįsigaubę ir lygios ir susuktos. Ir kai va tokiais klijais suklijuotos, tai jos būtų į vieną susiklijavę esmę. O čia kai dabar vienu medvaršiu 2 prisukau, palikau taip lapatojančias pusiau žalias iš palapkės paimtas lentas. Dėl to jos pasikraipė, padžiuvo ir net kai kurie varžteliai radau juos nutraukytus. Tai va, tai. Bet kadangi čia garažas, ne kažkoksai vyno prabangus rūsys, tai viskas čia sueis, viskas čia bus ok. Ir viskas, va, tai taip susuku kitą pusę ir ką. Ir tada vėl, kaip ir praeitam vlogelį, bandau virintis
Tai va tokį elementą. Aš ir galvoju, kodėl taip fainiai pjauna ir tokią ploną skylutę, nu, ta prasme, pjūvį daro. Tai čia pasirodo 0,8 mm bernerinis, kaip čia vadinasi, diskelis, o čia milimetrų, ne 1,2 arba milimetrų. Tai šitas toliau pjauna, o šitas taip fainiai, taip gražiai pjauna ir taip lengvai. O va jau šitas viskas pabaigė savo pjovimo procedūrą. Kodėl? Nes pradėjo daužytis akmenukai ir jau nebeima. Bet tikrai labai daug supjausiu su šitų deimantiniu. Pasaka. Tai dabar pjaunu va su šitu. Aš galvojau, kad užsidėjęs esu va šitą diskelį. Bernerio, storesnį. Bet pasirodo, aš esu užsidėjęs iš vis plonutį diskutį. Bet aišku, supjau va šitus visus, 4 vamzdukus ir 4 va šitas vietą, nu. Tai va kiek susinaudoju. Labai greitai dyla, bet labai gerai ir švelniai pjauna. Šiaip šitą diskelį buvau nusipirkęs Suzuki Samurai projektui skardas pjauti, nes 0,8. Tai mano kempo viela irgi yra 0,8. Tai įsipjauni tip top ir užlieji. Tai idealiai gautųsi lopus daryti, bet kadangi Suzuki Samurai po šiai dienai nejudinu, tai tiek diskeliai taip kartais būna uždėti kažkam plonai nupjaut, tai ir taip susinaudoju. Tai va. Nu ką, toliau prie darbų. Va, prisiminus Kleiberit klijus, tai va kokią pūslę padaro kaip makrofleksas. Ir ne dėl to, jis dar sulipina ir va visur ištrykšta. Ir sudaro labai kietą, nu, tokį klijų sluoksnį. Dabar kilo tokia sumanymas, idėja 3 šitį padaryti. Jo. Ir galvoju, gal 4 lentas dar uždėti va čia. Ir tada, kur į laiptus įlipimą, padaryti visą grotuotą ir ant rolikų, kad važinėtų. Bet po to pagalvoju, kad neturiu rolikų. Tai ir bus tas idėja tik pradėta. Tai vėl grįžau prie tos savo idėjos, kad padaryti taip, kaip buvau suplanavęs. Raudona, ventiliacija, raudonos lentos, ventiliacija, raudonos lentos, ventiliacija, bet jau stipresnė, jeigu kada ko padėti, ir tada vėl lentos. Tai va, ir tada nudažyti, dažų turiu, lentų turiu ir manau pabaigsiu. Ir tada reikės, jei su duobė lįs, tai su duobė reikės pabaigdinėti elektros instaliaciją. Tai va, jau kai bus elektros instaliacija, tada bus galima įsišluoti ir kažką galvoti su dugnu. Bet kadangi aš šitaip labai daug ir intensyviai dirbu šitose mini dirbtuvėse, tai manau, kad būtų gerai tik prašveitus ir kažkaip duobę pagražinus. Nu, noris vis tiek šiokio tokio pagražinimo, ta prasme, kaip rūsio seno, nenoriu ten lygių sienų, noriu kaip senas dalykas būtų atrodytų. Tai tos ir mini dirbtuvės misija, vizija yra, kad būtų tokios senoviškos, tokios senos, ne tokios naujos, kaip dabartinis daro, bet tokios, vat, kai sakau, senos staklės, tekinimo, grėžimo senos, o šitas senas. Gaila, tokių nėra kur pirkti senų, taip nupirkčiau ir senus pakėlėjus. Tai va, tai man tokie senoviški daiktai kažkaip visai neblogai komponuotų į mano mini dirbtuvės. Bet, kai pasižiūrėjau, tai net neįsivaizdavau, kad taip galiu aš daug padaryti su mini dirbtuvių, kaip sakau, norų ir idėjų. Net kartais pagalvoju, kur nuves šitas noras, šitas mini dirbtuvių gamyba mane. Vėl sutemo, nu dar nepilnai, bet jau. Tai reikia eiti uždaryti gyvūniukus, užkurt krosnį, kažko užkast, bet nes praktiškai pietų neturėjau, ir vėl grįžti į čia. Tai už akimirkos susitiksim čia. Dar norėjau išeiti, bet va taip netikėtai žiūriu, mano katinas, nu ne mano, bet čia kaimynų katė,
Kati taip tykiai prabuvo visą laiką. O, ir tiharina. Išeina kažkur tai. Va, ta akimirka jums praėjo. Man nelabai akimirka, bet ką padarysi, kaip sakau. Tai va, baigėsi tada dažai. Tai nudažiau 1, 2, 3, 4, nu, matot kiek lentų. Ir dar pritrūko dažų, tai dar nusipirkau papildomai. Naudojau aš tai tokius dažus. Buvo mokė vežė akcija. Tai pačius pigiausius pasiėmiau, kuri man patiko spalva. Tai va, teptuką padėjau, teptuku dažiau, kad gerai įsigertų. Ir dar truputėlį atskydžiau, nes neskydžiau pirmos lentas, tai tokios tapo labai daug sunaudojo dažų, po to atskydžiau su va šitais. Tai dabar tikslas kiek čia? 1, 2, 3, 4 lentas nudažyti. Taip, 4 lentas nudažyti iš visų pusių. Iš vienos pusės, iš kitos pusės. Ir va šitą vieną balkelį nudažyti. Ir kad jos išdžiūtų. Tai va 4 paimu nudažau. Ir tada, jeigu spėsiu nudažyti, pabandysiu suverinti va tokį iš va šitų metalo gabalų. Ir bus vėdinimo anga, 4 lentos, vėdinimo anga, 4 lentos, vėdinimo anga, 3 lentos, vėdinimo anga, 3 lentos. Tai va. Pagrindas visą laiką šitos kilosis lentos. Šitos kartais net, ilgą laiką net nebuvau nuėmęs, aš jų net jos buvo, sakau, purvinos. Tai va, tai padariau po 4, nes buvo po 5, kaip minėjau, per sunku, buvo ir iškelinėti ir viską. Nors, kaip pasižiūrėjau, ir šiti nėra lengvi. Tokie, metalo gabaliukai viena ranka yra ką kelti. Kairė ypatingai, tai čia negrėžiau jokių skylučių, nieko, nes kadangi išimti anksčiau būdavo sunku išimti šitas va tarpus, lentas, o dabar kadangi šitą pirmą išsiimi ir užsilieka tarpas, tai gali įsikelti lentą iš, šitą lentų platformą iš bet kur. Tai va. Vaikštų ir nerandu vielinio šepečių, nes būčiau iš karto pasidarę šitą, kaip tik pamačiau, būčiau iš karto pasidaręs visą šitą, kaip sakau, namų darbus. Tai dabar nereiktų nuvalinėti vielinių šepečių lentų, nes jos ganėtinai va įsimurzino. Dar kai sakau, praėjo nemažai laiko, kai sugalvojau, kad čia man reikia dabar susitvarkyti šitą duobės dangtį. Nes, ten buvo laikinai, tai 2 metai. Tai va. Tai reikia būtinai nuvalyti va šitas. Va taip va, išsivalo. Nusiškeičia va visi šitie murzai. Tada nupučiu su suspaustu oru šiek tiek ir pradedu dažymus. Noriu pilnai pabaigti šitą uždangą, grynai duobės, kad po to lysti į duobę ir tada tvarkytis duobėje esančius reikalus. Ir prieš tai, kad jau viskas kaip sutvarkyti, nes, pavyzdžiui, atsivarai automobilį, tai nubėga tepalas ant lentų ir jisai va jau palieka dėmę. Tos dėmės jau iš medžio neišims. Ten dar kažkas išbėgo, va čia šitoje vietoje, tai manau, kad jau šitą lentą reikės net ir pašalinti ir išmesti, nes jinai dažai nesilaikys. Matot, kokia gavosi. Nes čia man atrodo, ant šitos lentos išbėgo stabdžių skystis. Nes čia buvo kaladėlės lupamos, tai va, tai ir neina nuvalyti tokių lentų. Ir, kaip sakau, čia aišku garažas, bet norisi, dirbtuvės, bet norisi, kad būtų jos šiek tiek, taip kaip aš noriu, kad jos būtų, o ne plėmotos arba tapšnotos. Jeigu ten plėmota, tai aš noriu, kad būtų tas plėmas, mano noru, o šiaip tai, kad tvarkingumas, šlavimasis ir toksai būtų priežiūra šiek tiek paprastesnė. Tai taip va, žingsnis po žingsnio ir judu į tokį, kaip aš sakau, vieną bendrą mini dirbtuvių planą. Šveitus reikia ištraukyti va šitas kabes, nes čia buvo plėvelė prisukta prie jųjų, neprisukta prišaudyta, nes šitos lentos buvo visos duobės palapkai gaminti. Tai 3 eilės lentų buvau padaręs ir vis kilau su duobė į viršų. Kam yra aktualu, kaip gimė šita duobė,
ir kokie procesai buvo gaminami šitai duobiai. Tai galit pasižiūrėti prieš 2 metus mano keltuose vloguose. Blemba kaip greitai 2 metai praėjo. Kosmosas kažkoks lengvas. Bet nepralošiau su apšvietimu, kad pasidariau. Nes sienas pirmą dariau, nes galvojau pritruks, biudžeto skardai. Tai galvojau darysiu iš karto, ta prasme, apšvietimą, kad būtų šviesų krapštytis. Nu ir va, ką. Vėjo nėra, šalta nėra, nes šiandien ganėtinai neblogas oras ir šviesu. Be galo gerai šviesos yra, nes taip tik su prožektorium galvoši kažką veikia, tai nei nufilmuosi, nei parodysi. Tai duobės gaminimas gaunasi. Aišku, ką gali nuveikti per 1 valandą arba per 2 valandas kiekvieną dieną. Nedaug, bet per savaitę pasidarė visas dangtis. Galvojau arba teliką žiūrėti ir pilvą augint, ar tokius projekčiukus daryti. Tai matot, ką Giedrys nusprendžia daryti. Pilvo vėl nebus vasarai. Tada! Dabar jau žinau, kad per tiršti dažai. Tai iš karto aš White Spiričio. O, taip. Nu gal dar truputį. Va. Pum. Ir gerai. Pamakačialint. Kad ištirptų White Spiritas. O. Buvo tokie. Dabar tinkami bus. Ir teptukas, kad neišdžiūt, buvo pamerktas vandenį. Opa, opa, opa. Ne, gal dar biškį per tiršti vis tiek. Dar reikia skiesti. Jo, dar per tiršti. O tai jūs įsivaizduojat, kaip aš neskiedžiau jų ir iš pat pradžių tepliojau. Galvau, taip sunkiai tepliojasi, taip sunkiai, galvau, kas čia? Tai pasirodo, juos reikėjo iš vis praskiesti. Dar daugiau, nes aš gal nudažiau 3 lentas vos numazau. Žiūriu daugiau negu pusės skardinės. Pagalvau, blembačkai, jau čia kažkas tikrai ne taip. Nes čia irgi įpyliau, matėt kažkiek tai ir vis tiek dar per tiršti. Jau čia matau bus gražu. Jungiau kamerą su raudonais dažais, su išteptom pirštinėm raudonais dažais. Tai jau ir mygtukai ir viskas raudona. Nu, gražiai bus. Ar juodai raudona kamera. Nu va, žiūrėkit kaip ištobulėjau. Varžtus įsukau, kad čia šitas nusidažytų. Ir apačioj irgi nusidažęs. Tai dabar 2 pilnai lentas nudažiau. Va tik kiek dažų įsinaudojau. O tada 3 lentas nudažiau. Va tiek įsinaudojau. Labai sunkiai tepėsi. Aišku, čia tie pirmieji mano bandymai. Kai tai matot, skiriasi, kur net sluoksnis dažų, tai tikrai toksai stiprus ir tvirtas. Čia tai toksai, mažas dažų sluoksnis. Tai va, 1 lenta, 2, 3, tos blizgačius. O po to jau prasiskydžiau dažus. Tai jau ir geriau dažėsi ir lengviau dažėsi. Tai čia iš abiejų pusių taip tos atliko. Bet dabar mano planas tas nudažyti taip visas lentas. Iš abiejų pusių, iš vieno šono ir iš kito šono. Tai va. Ir po to kaip susidės taip, dar nusipirkti voliuką. Jei reikės dar dažų. Ir va šitą tik sluoksnį, tik viršutinį sluoksnį su voliuku gražiai dar nudažyti, kad būtų vienodiškesnis paviršius visų lentų. Ir aišku, atsparesnis vaikščiojimui ir trinčiai. Ir dar žinot, ką aš sugalvojau. Turiu džipo padangas ir 4-ačių. Nudažysiu juodai protektorių ir pabandysiu pravažiuoti su protektoriu. Tipo, kad taip. Ir dar savo kojos antspaudą. Ir metus. Metai bus įvardinti ne šie, ne 2025
bet 2023 ar 24. Nu, žodžiu, kažkurie, kad kai prasidėjo vizija, misija, mini dirbtuvės. Ką, toliau prie darbų. Užtrunka čia lentelės šitas nudažyti iš vienos pusės ir iš kitos. Ką padarysim? Užtrunka. Žodžiu, va taip. Viską nudažiau, kiek įmanoma iš visų pusių. Čia tai nedažiau, net nesistengiau, nes va šita plokštuma suksis prie lentų ir po to apsidažys. Tai ar taip čia dar reiks biškutį perdažyti ir sudėti lentą. Svarbiausia, kad būtų lentos apdažytos iš visų pusių, nes va šitos vietose remsis, tai kad nepriliptų, o po to jau va šitas pusės galėsiu apdažyti ir padėti ant duobės, kad džiūtų. Rytoj, kaip supratau, nieko čia nesigaus man, tikrai nespės išdžiūti, tai taip ir palieku. Pradžius, sudžius, tada susuksiu po 3 lentas, 3 lentos ir viena ventiliacijos angytė. Jau tada kiek jau liks to pločio, tai nebūtinai va tokią pačią darysiu, gal platesnė, gal siauresnė, žodžiu, kiek liks, tiek padarysiu ventiliacijos angai. Tai va, toksai dalykas. Žiūrėkit, tie klijai, kaip kleiberit klijai, va, matot, kaip įsisunkė per visur, va, kaip ištryško, kaip išbėgo, tikrai surakino idealiai. Jau dabar atplėšt, gal kad atsiplėštų. Nu, nežinau, gal kad atsiplėštų, gal jie turėjo būti nedažyto paviršiaus. Nežinau. Ne klijų ekspertas. Gal tikrai nereikėjo dažyto paviršiaus dėti. Bet geriau bus negu buvo prieš tai užsipildė. Manau, šiek tiek tikrai laiko. Tik vat sakau, kai visą laiką jau lentos buvo susikraipę, susivaikščioję. Kai jos buvo žalios, jas reikėjo prisukti, bet kai kurios, sakau, net buvo nutraukę medvaržčius. Ir stovą raudoninau, ir pirštinės išraudonintos ir viskas. Jo. Gerai, baigiu filmavimus. Kai visą laiką vėlyvas vakaras, tai tik pareinu į dušą, į kambarį ir į lovą. Tai nedaug liko va tiek iki pilno duobės uždengimo tokio, kokio noriu. Tada liks laiptai nuvalyti, perdažyti dar kartelį, nors jau matėt vlogelį, kaip aš dažiau jūs. Ir tiek žinių. Susirinkti kampinius šlifuoklius, suktukus, nes čia šių nepalieku dėl to, kad, truputėlį per šalta čia, tai įnešu akumuliatorių šilčiau, įjungti signalizaciją ir eiti ilsėtis. Tai, kai visą laiką, jei pažiūrėjai iki galo, arba patiko video, laiką, jei turi kažkokių pastebėjimų, įžvalgų, parašyk, pakomentuok. Ir susitiksim kituose video ir epizoduose. Su tavim buvo Giedrys iš mini dirbtuvės.